Sveiki, šiandien filmuosim video artėjančių mokytojų dienos progai. Tai šį kartą nusprendėme į video įtraukti keletą mokytojų ir paklausinėti jų apie jų vaikystę ir apie profesiją. Taigi šiandien aš esu su Danguolė Kuchlavienė. Ir užduosiu mokytojai porą klausimų. Taigi, kokia jūs buvote mokinė mokykloje? Iš vienos pusės labai gera, bet iš kitos pusės kartais tekdavo praleisti pamoką šokių salėje. Šiaip tai visą laiką ką darydavau, tai namų darbus. Namų darbai padaryti, kontroliniam pasiruošta, o pamokoje jau kaip sekdavosi, taip sekdavosi. O ar mokykloje tikėjotės, kad būsiu geografijos mokytoja? Niekada gyvenime. O tai kas atsitiko, kad taip pasisuko? Kas atsitiko, tai pirmas dalykas, neleido tėvai stoti ten, kur aš norėjau, o kitas dalykas, ne visą laiką, kaip ruošiesi egzaminui, tas egzaminas įsipildo taip, kaip tu norėjai. Ko palinkėtumėte ateities mokytojams? Kantrybės pirmiausia, tada fantazijos ir tikriausiai trečias būtų kūrybos, o toliau viskas bus gerai. Sveiki, tai šiandien aš esu su mūsų gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė. Sveiki. Sveiki. Ar galėtumėte mums papasakoti, kokia buvote, kai mokėtės mokykloje? Visokia buvau. Tik dabar labai yra įprasta sakyti, kad va dabartiniai mokiniai, kokia sunki karta, kokia kitokia, taip jie kitokia. Bet kai aš prisimenu savo laikus mokykloje, tai mes irgi buvom tokie. Ir kiaulystės krėtė, ir bandėm viską, ir bendravom visaip. Taip, kad visokiais teko būti, kol užaugom, subrendom, pasirinkom vertybės, o taip bandėm daryti viską, ką ir jūs darot. Tik aišku, aplinka buvo kitokia, nebuvo tiek informacinių technologijų, bet buvo kitų dalykų. O jeigu būtumėt mokinė dabar, ką darytumėt kitaip? Viską tą patį daryčiau. Viską tą patį. Jeigu šiais laikais irgi daryčiau tą, ką jūs darot, nes šiaip jau žmogus turi išbandyti absoliučiai viską. Ir pasirinkti, kas jam tinka, kas jam netinka. Aišku, džiugu būtų, kad pasirinkimai būtų teisingi. Ir kaip investicija į ateitį, o ne kaip trikdis ateičiai. Bet aš manau, kad tam, kad suprastum, kas yra saldu, reikia žinot, kas yra sūru. Taip, o ar visada žinot, kad būsite mokytoja? Niekada nežinojau. Niekada nežinojau ir iš vis net negalvojau būti mokytoja. Aš visą gyvenimą svajojau būti žurnalistė. O dabar jūs žurnalistė, o ir klausinėjat mane. Aš visą laiką svajojau būti žurnalistė. Aš įstojau, baigiau Vilniuje besimokydama 10-11 klasė jaunųjų žurnalistų mokyklą, važinėjau mokytis į Vilnių. Įstojau žurnalistiką ir neįstojau. Nes tada žurnalistikoje buvo 7 egzaminai, 4 dalykiniai, o 3 prieš dalykinius. Ir paskutinis buvo, kai tave pasodina priešais. Ir krūva žurnalistų sėdi kitoje pusėje, tavęs klausinėja. Ir vienas žurnalistas paklausė, ar Vidikauskas Tauras jūsų giminė, o Vidikauskas Tauras buvo savų laikų kunigas, emigravęs į Junktinės Amerikos valstijas ir ten turintis antisovietinį laikraštį leidintis lietuvių kalbą, o tai buvo mano senelio brolis. Ir aišku, jeigu klausė, žinojo, ir aš turėjau pasakyti, kad tai mano senelio brolis. Tai iš lietuvių kalbos kito egzamino buvo 2. Koks buvo įsimintiniausias įvykis dirbant mokykloje? Šiaip mano mokyklinė karjera labai įdomi. Kai aš neįstojau žurnalistiką, aš tais metais dirbau Gudžiūnuose ir dėsčiau rusų kalbą. Ir gal todėl ir paskui ir pasukau į mokytojus nuo tos praktikos. Ir žinau, kad buvo mokinių naujametinis karnavalas ir aš iš Kėdainių važiavau į Gudžiūnus į karnavalą. Tai jau buvo šviesu prieš naujus metus, tai jau buvo diena. Ir išlipusios stotelėje Gudžiūnuose reikėjo pereiti per lauką. Ir aš einu per tą lauką ir žiūriu šone žmonės sulipę ant suoliuko pėsčiųjų, kur sėdėti autobuso laukia. Aš
galvoju, ko ten tos soliukos lipa. Žvilgt į vieną pusę ir matau, atbėgo šernai su šerniukais. O aš su kailiniais ilgais. Tai kaip šiandien prisimenu, pasikėliau kailinius, aišku, su suknelė, nežinau, kiek pasikėliau. Ir tada į kelią ir tiesiai. Tie šernai pribėgo prie tų soliuko, žmonės reikia, jie pasuko, paskui mane bėga. Tai aš su pakeltais kailiniais prieki, o šernai paskui. Prieki važiuoja traktorius, traktoristas ir vis tiek juokėsi. Pradėjau signalizuoti, tada šernai pasuko į šoną. Tai vat toks kelias į mokyklą buvo įsimintinas. Tai galiausiai koks būtų jūsų palinkėjimas ateities mokytojams? Aš manyčiau, kad dabartinis gyvenimo tempas yra šitoks greitas, šitokia kaita, šitoks kai kada neišbandytų ir nepasitvirtinusių dalykų diegimas į ugdymo procesą. Aš tai jiems linkiu ištvermės pirmiausia. Ištvermės atlaikyti visą tai ir atsirinkti tai, kas yra iš tikrųjų vertinga ir ko reikia mokiniui. Nors su laiku tai vis sunkiau padaryti. Atskirti tas reformas, tai kas yra naudinga ir tai kas tikrai yra negyvybinga ir tikrai praeis. Ir būtent kreipti dėmesį į visą tai. Ir šiaip aš manyčiau, kad mokykla, taip, vyresnėse klasėse ateina žmonės tam, kad išsipildytų svajonės, profesinės svajonės. Tam reikia ir aukštų pasiekimų šiais laikais, jeigu tos svajonės ambicingos ir viso kito. Bet norėčiau, kad neužmirštumėm, kad ir mokytojai, ir mokiniai, kad čia ne vien tik tai mokomės ir matematikos, fizikos, ten kitų dalykų, chemijos, kad pirmiausia tai yra toks pirmas rimtas pasimokymas gyventi kartu. Ir su tais, kurie patinka, ir su tais, kurie nepatinka. Nes gyvenime taip reikės gyventi. Ir padaryti, kad tas buvimas kartu būtų kuo malonesnis, kuo jaukesnis. Tai ir palinkėčiau mokytojams neužmiršti šito. Jie puikiai žino, kad gyvenime nėra pačių svarbiausių dalykų, visi dalykai svarbus ir visiems vienodai skirti dėmesio. Antras dalykas, linkėčiau sveikatos ir asmeninės gerovės, nes visa tai neišvengiamai ateina į mokyklą kartu su žmogumi. Tai vat viso ko geriausio jiems, jų šeimoms ir jų mokiniams. Ačiū Jums. Sveiki, tai aš šiandien esu su šokių mokytoja Daiva. Tai aš jūsų norėčiau paklausti, tai kokie jūs buvote, kai mokėtės mokykloje? Mokykloje, kada mokiausi, buvau tokia kontroversiška asmenybė. Buvau labai pažangi, nes turėjau labai daug tokių disciplinų kaip baletas, šokiai įvairiausios pamokos ir mus labai vertė būti tokiems disciplinuotiems, turėjom labai būti pasitempę visą laiką pamokoj, buvo labai didelė konkurencija visą laiką, bet po pamokų mes turėjom tokį kaip ir atsvarą ir turėjom tokį kaip laisvą laiką, tai mes beveik visi čiurlioniukai buvom pankais Vilniuje. Tai žodžiu, visą tą laisvalaikį mes leisdavom laisvai, veldavom plaukus, verdavom auskarus, bet ryte mes turėdavom vėl susirišti viską į puodelį ir stovėti baleto klasėje pasitempę, gražus ir su triko. Koks jūsų buvo įsimintiniausias įvykis dirbant mokykloje su mokiniais arba kokią dovaną jums įsimintiniausia padovanojo auklėtiniai? Kažkas tokio, iš tokios. Gal toks buvo įsimintiniausias ir įdomiausias, kada ryte atėjau į salytę ir pamačiau didžiausią plakatą Spider-Man ir buvo mano galva uždėta. Ir ten toks raumeningas, visas stiprus vaikinas. Tai padarė tikrai labai didelį įspūdį, buvo labai gražus laiškas parašytas, gėlių puokštė, bet to Spider-Mano plakatas tai buvo tikrai labai įspūdinga. Koks dalykas dirbant mokykloje privertė jūs išlipti iš komforto zonos? Iš komforto zonos gal labai dažnai tenka išlipti, nes turi būti toksai dėmesingas visą laiką, todėl kad dirbi su jaunais žmonėmis, todėl kad jų požiūris laiką keičiasi. Tai jeigu įkrisčiau į komforto zoną, tikriausiai jau čia gimnazijoje kaip ir nebūčiau. Jeigu dabar būtumėt mokinys, ką darytumėte kitaip nuo savo praeitų
Nežinau, nieko nekeičiu iš tikrųjų. Gal, jeigu savo kaip asmeniniam gyvenime, tai tikrai nieko nekeičiau. O dabar, pagal dabar, tai nežinau, labai gražiam pastate mes būnam, aš irgi labai gražiam pastate tokiam pačiam užaugau Čiurlionio meno mokykloje. Mokiniai ir tada buvo labai įdomus, ir dabar lygiai taip pat įdomus, ypatingi. Nežinau, sistemui, aišku, sistemui ten yra labai daug duobių ir ten reikia labai daug ką keisti, bet apskritai kaip mūsų mokykla, kaip mūsų žmonės, tai